Labą dieną, mergaitės. Aš tikiuosi, kad šį kartą mums pavyks iš trečio karto prisijungti. Šiandien noriu pakalbinti Liną. Va, jau jinai jungiasi. Manau, kad pavyks prisijungti. Jungiasi ir kalbėsime. Šiandien jūs patrukdysim, nes čia visokių tokių idėjų kilo. Labas, sveika Lina, labas vakaras ar labą dieną, net nežinau, kaip čia dabar sakyti. Po darbų tai jau kaip ir vakaras, pagal saulę tai diena. Tai va, žodžiu, šiandien noriu visom pakalbinti visas, kuriuom ta tema aktuali, tai yra lieknėjimas. Vis tiek mes iš esmės čia vat ir matot, mokėk lieknėti, tuo ir prisistatysim, kas mes čia tokios, bet iš esmės mergaitės tos, kurios atsitiktinai užkrito, tai irgi gerai, jeigu ne atsitiktinai mus įsijungia. Šiandien nutariau pasikviesti Liną ir pasikalbėti viešai. Aišku, aš jums pasakysiu paprastai, Lina žino, apie ką mes kalbėsim, todėl kad abi sugalvojom čia tokį projektą ir žodžiu, norim jums pristatyti, bet kaip visada norisi, kad iki galo mus klausytume, tai patys čia geriausios žinios bus gale. Sveika Lina, dar kartelį. Smagus tamšniai. Su kuo tau asocijuojas juodas penktadienis? Man tai juodas penktadienis ir juodas savaitė, tai praktiškai tai yra šitų reklamos specialistams juodo darbo laikas, kada reikia padaryti daug, patraukliai, kad viską išpirktų. O dievulį grįžtam ir žiūrim, kad prisipirkom ir ko reikia ir ko nereikia. Tiesa, man tai nebūdinga, bet taip yra. Tai va. Tikrai taip, juodas penktadienis daug pirka, tik ko nors nepraleistum, paskui žiūri, kad kiek visko turi, o ko reikia, nieko ir nelabai gal ir reikėjo, ir tada kaip atsikratyti tais nereikalingais dalykais, nesupranti, kad jų turbūt nelabai reikia. Taip. Tai va, tai aš taip pasakysiu, kadangi mes nepripažįstam, porą metų bandėm, bet dabar nepripažįstam tų juodų penktadienio kai kam ir savaičių, tai mūdvi nutarėm nuolaidų nedaryti, juodųjų penktadienį nešvęsti. Aš tikiuosi, kad ir jums jau visom pasibaigė tie juodi penktadieniai, juodos savaitės. Tai va, ir mes kelios moterys turinčios asmeninės patirties, iš esmės, ką reiškia nešiot papildomus kilogramus, nutarėm papasakoti jums truputį plačiau apie lieknėjimą, apie nutukimus ir taip toliau. Aš žinau, Linut, kad tu irgi buvai apkūni, o gal stora, net nežinau, kokį čia dabar žodį panaudoti, bet vis tiek noriu, kad tu ką nors pasakytum. Žinau, tu visada sakai, kad jau aš daug pasakojau, aš nemažiau, bet dar kartelį man papasakok apie tai, kas tu čia, kaip tu čia, kas tu čia ir iš kur tu čia. Tikrai taip, aš irgi buvau labai apkūni ir pas mane visą gyvenimą buvo tos supuoklės, liekna apkūni ir taip išmokau per savo gyvenimą viską slėpti, maskuoti, apsimesti, kad nieka tokia ir nebuvau, ir dabar aš jau apie tai galiu ramiai šnekėti, nes 5 metai svorį pavyksta išlaikyti ir galiu drąsiai sakyti, kad išbandžiau viską, gal ne viską, bet labai daugą, ir dabar galiu į savo nuotraukas prieš 5 metus žiūrėti, neišsigąsti ir jom dalintis ir pasakyti, kad taip, ten buvau aš. Nors kažkada tai tikrai buvo jas baisu pasižiūrėti. Jo, bet labai smagu, kai tu kalbi jau, žiūrėk, kad tu pastebėjai, kad tu jau kalbi praeities laikų, ne dabarties, ne? Tai va, dabar žiūrėk, aš tau turiu tokį klausimą. Tu beveik, man atrodo, 5 metai. Aš tikrai nepažiūrėjau į datą, bet maždaug 5 metai tu dirbi kartu su manim. Kiek per mūsų tą smulkintuvę, lieknintuvę praėjo žmonių per tą laiką? Kai jau dviese dirbo. Aš neskaičiuoju, kad aš dirbau viena prieš 11 metų. Jo virš 500 moterų, ir kaip ir aš atėjau su savo labai unikalia istorija, kuri viską žinojau ir kuri rezultato neturėjau. Taip dažniausiai pas mus ir ateina tos moterys, kurios žino viską, išbandė labai daugą, rezultatas netenkina, ir labai džiaugiamės, kad tiek moterų gavo žinių, kurios kažką gali keisti ir turėti ne tik išbandyti dietas, bet gauti ir žinių. Nu jo, ta mūsų veikla tokia švietėjiška. Žinai, mes ne daktarai, nei tu, nei aš ne daktarai, tai psichologijos viso ko mes čia pribaigę, kam įdomu į YouTube gali pasižiūrėti ir ten ras sudėtus paskutinius, aišku, mūsų pasiekimus. Bet iš esmės, aš noriu pasakyti, kad tai švietėjiška veikla, bet, žinot kaip, kas aš buvau, kiek aš svėriau,
kaip aš atrodžiau, tai yra va tiek medžiagos YouTube ir visur kitur ir grupėse ir taip toliau, taip kad jūs visai jums visai nesvarbu, jums visai nereikia dabar, kad aš kartočiausi, jeigu jums bus įdomu, tai ten pasiknaisiu, kai tikrai rasite. O toms, kurios mato mane pirmą kartą, po vaizdo įrašų, po mūsų vaizdo įrašų įdėsim nuorodą YouTube kanalą, į grupės, kad jūs kitur mus rastumėte, gerai? Dabar dar Linutės paprašysiu mus pervardinti, kad mes nebūtume tik mokėk lieknėti, o dar būtume ir su pavardėm ir vardais, nes žiūriu, kad mes taip ir liksim mokėk lieknėti. Kompiuteris daro savo, tai Lina moka tai padaryti. Tuoj gali. Gerai, viskas tvarkoja. Tai žodžiu, nesinori kartoti, aš pati tai pradėjau prieš 11 metų ir kadangi pati žinau, kiek nešiojau, nepūsmaišio visą maišą, tai vat pradėjau prieš 11 metų, tai toks faktas, kad tai veikia. Ir dar Linutė paklausė, gal tu kokį nors faktą man paminėsi dabar apie mūsų tas programas? Būtent faktas, kad per tą mūsų smulkintuvę praėjusios moterys tikrai pasidailino savo figūras ir tai yra faktas. Ir ne tik tai figūras, bet ir savo sveikatą. Ir kaip tą padaryti. Atsiprašau. Ir žinom, kaip tai padaryti, irgi yra faktas. O man tai, žinai, visada labai norisi, kad vis tik nutukimas yra jau pasiekmė. Ir gydytojai, kai pradeda skambinti varpais arba siaubo skambutis, kad jums gresia diabetas, jums aukštas cholesterolis, aukšti spaudimai, jums reikia sulieknėti, mesti svorio ir taip toliau, būkim teisingi, gydytojai daugiau nelabai ką parekomenduoja, kaip mažiau valgyti ir daugiau judėti. Aš ne gydytoja ir tu juo labiau, apie ne gydytojas, tai aš noriu pasakyti, kad norint išvengti tam tikrų ligų, mes turim padėti gydytojams, gydytojai gydo, o mes padedam savo maistu, savo pastangom, savo išgyti. Aš va taip vadinu. Aš jau 26 metai gyvenu, susidraugavau su antro tipo diabetu, tai patyriau daug, patikėkit, ir gąsdinimus insulinu ir žodžiu, bele kokių išgirdau diagnozių, gąsdinimų, rekomendacijų, bet rezultatas toks, koks yra, žiauriai džiaugiuosi. Ir tikrai taip, tai yra faktas, ne tik tu viena išmokai gyventi su diabetu, yra ir kas susitvarkė savo sveikatą, būtent, kad išvengė insulino, yra kas atsikratė insulino ir tai vėlgi yra faktas. Ir man atrodo, kad kiekviena nutukusi moteris, turinti antsvorį, jinai tikrai irgi išbandė daugybę metodų, daugybę dietų ir ko tik neišbandė ir tik tai dėja rezultatą ne visada turi. Tai dar piliulės paminėk. Tai žinoma, ir pats naiviausias faktas turbūt, bet kurio visi tikisi, kad visi mes svajojam. Aš lygiai taip pat buvau tose gretose, kur tikėjausi, kad kažkokia yra stebuklinga piliulė, galbūt stebuklinga dieta 3, 5, 10 dienų, visiškai nesvarbu, bet atrodė, kad tu surasi tą stebuklingą metodą ir tiesiog reikia pasiieškoti internete, pas draugę pasiklausti ir tuoj surasim tą stebuklingą metodą ir jau tada problema bus įspręsta ir galima bus gyventi. Vuolia mes lieknos, ane? Vuolia mes lieknos. Aš, aišku, nebuvau užsišokus ant tų labai drastiškų, bet dietų tai, aišku, prisilaikiau šitiek, bet noriu pasakyti, kad vakar pasiknaisiau internete ir pamačiau, kad kuo dažnai yra, pavyzdžiui, reklama, ne, ten tokiam Pintereste minus 10 kg per 2 savaitės, arba, pavyzdžiui, 5 po kilogramą kasdien. Na, kas tada, jeigu visos tokios, tokie dalykai veiktų, tai tada gatvėje aš tikrai storų žmonių nesutikčiau. Būtume dvi tik storos, aš taip įsivaizduoju. Taip, arba tie, kurie turi pinigų, tai ne vieno nebūtų, nes būtų nusipirkę jau viską, ką gali. Tikrai patikėk. Visus kokteilius išbandė, nors mes tiesa, Lina, tiesa ta, kad mes turim ir po kokteilių, ir po papildų, ir visokių mes turim ir su skrandžio apėjimais, su skrandžio žiedais.
Ir Tik mes paskui neturime, ne? o rezultatą pasiekia tik tai keičiant savo mąstymą, savo elgesio normas ir arba paprastai gaunant teisingų žinių. Tai va, dar vienas faktas yra, žinot, nežinau, ar jis smagus ar ne, bet tai yra faktas, kad vis tik nemažai moterų pasako, kad programa yra brangi ir per brangi negaliu sau leisti ir taip toliau. Aišku, aš ten kažkur yra įrašas, aš atsiprašau, truputį pakoreguosiu telefoną, nes žiūriu, kad čia jau, žodžiu, trukdo. Žodžiu, faktas tas, kad aš ten kažkur įdėjau įrašą, kiek kainuoja ta programa vienai dienai paskaičiavus, bet, nu, vėlgi, faktas, Lina, kad kai kurios mums sako, kad tai yra per brangu ir, vat, žinot, tas pasakymas kartais, tas iš vienos pusės moterų komentarai, iš kitos pusės jų norai, mano norai, mūsų norai, kad tas priežastis šiek tiek sušvelnint, pašalint. Tai va, mudvi sugalvojom, tai įtakojo mudviejų mąstymą ir mudvi sugalvojom, žinot, kaip tam vaikystės eilėraštį, galvojau, pamačiau ir namelį pastačiau. Tai va, šiandien balto antradienio proga. Mudvi siūlom nenuolaidą. Nu va, jau prasideda intrigos. Mes siūlom visiškai naują produktą toms, kurios iš tikrųjų sudėtinga nusipirkti visą programą ir sumokėti pinigėlius tokius, kiek jie kainuoja. Nenoriu daryti nuolaidų, nes iš tikrųjų aš manau, kad programa verta tokios kainos. Tai vat mes pasiūlysim naują galimybę. Plojam abidvi programą vaizdo įraše, kurią jūs galite nusipirkti. Aš tikrai patrauklę kainą, nemeluosiu, visa ta programa sudaro tą patį, ką mes darom grupiai praktiškai. Tai nereiškia, kad jūs nusipirkat kaip eilinę programą ir jūs liekat vienos. Ten bus, žodžiu, teorija siunčiama elektroniniu paštu jums ir užduotis ir rekomendacijos. Ir noriu pasakyti, kad pirmiausia, tai daug pigiau. Ir esu įsitikinusi ir Linai sakiau, kad kiekviena, kuri nešioja maišą kilogramų 15-20 plus, tai yra maišas ant pečių, tikrai gali sau leisti tokią prabangą už tokią kainą. Tikrai taip ir man atrodo, pagal visas atsiliepimus, kad mūsų programa tikrai yra gera tuo, kad mes nepaliekame tų moterų vienų, kurios gauna programą ar kažką tai ir lieka vienos ir po mėnesio, galbūt 2, jos jau nežino, kaip ką daryti, nuo ko pradėti. Tai va mūsų programa būtent yra tas asmeninis priėjimas, kai mes susitinkam kiekvieną savaitę savo senosiuose programuose ir atsakome į visus klausimus, kurie kyla. Ir kai moterys supranta, kad tie patys klausimai kyla joms visoms, tai yra daug lengviau. Ir tas asmeninis priėjimas iš tikrųjų yra labai labai vertingas. Bet mūsų tų ilgųjų programų toks minusiukas buvo, kad kai kurios moterys, kurios yra tikrai užimtos, kartais laiką rasti, nors tai ir atrodo vieną kartą savaitėje, bet būkim teisingos, kartais tai yra ne visom įmanoma. Taigi šita programa liko tas pats asmeninis priėjimas, bet ir padarėm ją lanksčią, kad galėtumėte teoriją gauti jums patogiu laiku ir susitikti tik tai vėlgi daug rečiau, bet atsakyti į klausimus, kurie jums rūpi ir vėlgi, kad liktų tas asmeninis priėjimas, kad neliktumėt su programa viena. Tai vat programa ir lanksti, ir asmeninė, bet tuo pačiu lieka ir grupė, kur tie Iš tikrųjų, tai taip, bus gyvi tokie, gal čia žodis gyvi nelabai tinka, bet bus susitikimai Zoom platformai keletą kartų medituosim, ginčysimės, juoksimės, barsimės, galima ir koliotis, jeigu norėsit. Bet iš esmės tai ten dažnai sakau žodį medituosime, bet iš tikrųjų tai ta meditacija toks labai jau skambus pavadinimas, tai aš pasakysiu taip, pažaisim su pasąmonė, ką aš puikiai išmanau kaip žmogaus pasąmonė
pakoreguoti, tai vat žaisim su pasąmonė, žodžiu, ir susitikinėsim, aš manau, kad 4, o gal pagal pageidavimus, gal ir 5 kartus per tą visą laiką, kaip Lina minėjo, kad galėtumėt ir užduoti klausimus, ir pasiklausti, galų gale dar bus ir grupė, tom, kurios įsigys programą, bus grupė Facebook'e, uždara grupė, tos, kurios nenori, kad kas nors žinotų, kad čia padeda lieknėti, galės pasakyti aš pati. Tai va, ten uždaroji grupė, jūs irgi galėsit užduoti klausimus, praktiškai, negaliu sakyti visą parą, bet praktiškai kasdien tai tikrai. Taip, ir būtent čia programa yra tom, kurios, kaip ir minėjau, tai yra faktas, kad tos, kurios turi antsvorį, mes žinom viską, ir ką valgyti, ir ko nevalgyti, tik problema būna rezultatas, ne toks, kokį mes norėtume. Tai būtent mūsų programoje yra, kad mes laužome daug stereotipų, daug mitų, kuriuos mes žinome, ir kad galėtume pasiekti tą rezultatą, kuris džiugintų. Tik tiesiog reikia daryti kartais labai lengvas užduotis. Jos iš tikrųjų yra labai lengvos, neįtikėtinai lengvos, ir kartais atrodo, kad tai negali būti tiesa. Bet net veikti negali, iš tikrųjų. Ne? Juk įsijungia tas loginis mąstymas ir atrodo, kaip tokie paprasti dalykai gali įtakoti mano lieknėjimą, ar ne? Taip, nes viskas atrodo prieš tai buvo atvirkščiai. Tai va, kartais... Pirmas tas mitas, kurį aš jau ir minėjau, ne? Mažiau valgyk, daugiau lieknėk, pas mus daugiau judėk, pas mus jis apverčiamas. Tik tai vaikščiot galima ir daug valgyk. Tai va jau, kaip aš kažkada vienam įraše sakiau, pas mane viskas atvirkščiai, kaip pas Junienę, atbulai. Tai čia va irgi tas pats, žodžiu, variantas. Ir jeigu jūs staiga suvokėt, kad siaube artėja vakarėliai, suknelės arba keli kilogramai arba 14 tiesiog neleidžia įsibraškinti į suknelę, tai mes jūsų paslaugom. Programos kainos priklausomai nuo to, kaip jūs pirksit, yra diferencijuotos, tai nėra viena kaina. Pasižiūrėkit labai gražiai, žodžiu, labai akylai pasižiūrėkite, jūs rašote mums arba Linai personaliai, arba man, arba Lieknėkime kartu, yra profilis, grupė, žodžiu, mūsų visur ir daug. Tai va, dar Lina pasakys tuos dalykus, galbūt Linui tai įdėsim ir nuorodas, kur galima mums rašyti, ne? Nors jūs, jeigu mus klausotės, tai jau per kažkur klausotės, ne? Tai va, tai žodžiu, ir jūs galėsite tą programą įsigyti tiesiog pagal tą kainą, kokią ten išlaipsniuosim, tai yra mūsų nepažįstantiem truputį brangiau, kad susipažintume, toliau tom, kurios perka 2, pavyzdžiui, savo ir ten tetai, mamai, nežinau, draugiai dovanų, reiškia kitą kainą, tom, kurios jau praėjo lieknėjimo mūsų tą smulkintuvę ir dar sugalvojo, kad reikia draugiai padovanoti, tai ten dar vieną kainą. Tai va, tai žodžiu, pasakykit savo vyram. Jeigu norit sulieknėti, pasakykit savo vyram, dovanok man kalėdų progą. Beje, pardavimai aš taip planuoju, kad vyks iki 8 dienos gruodžio. Matysim pagal tai, kiek tų bus perkančių, galbūt ir ilgiau, bet šią minutę planas juk toks. Ar iki 10, iki kada mes, Lina, kalbėjom? Žinok, iš tikrųjų nebepamenu. Tos kelias dienas dar tikslinu. Ai, dar tikslinsim. Tai vėliau. Tai reiškia, žodžiu, kviečiam visas nusipurti, o mūsų istorijas, tai galite pasižiūrėti Instagram'e, Facebook'e, žodžiu, kur tik mūsų nėra. O jeigu įsijungiat atsitiktinai ir žiūrit, galvojat, dar viena čia atsisėdusi nori mums įprūdyti kažkokią tai stebuklingą reklamą, tai tada, žinot, vietoj to, kad burnot, pykti, ginčytis, nežinant apie ką, įlyskit į mūsų, žodžiu, dabar Lina ruošia tokį projektą, keletas pirmų žingsnių norinčioms lieknėti, Instagram'e bus. Taigi pasekit, tiesiog lieknėkime kartu ir jūs pamatysit, kiek ten visko jau yra. Aišku, ne viską spėjom sudėti, nes reklamistus turim visai neseniai. Taip, ir aš dar noriu pasakyti, kad jeigu jūsų antsvoris yra
iki 5 kg, 3 kg mes tikrai nereikalingos, jūs galite tai padaryti daug paprasčiau ir lengviau, bet jeigu jūsų antsvoris yra didesnis ir jūs jau darote tai ne pirmą kartą ir vėl kažkas tai svorio nepavyksta išlaikyti, tai tada žinokite, jūs vėl galite daryti viską viena, vėl bandyti, vėl daryti tuos pačius metodus ir rezultatą turėti arba labai trumpalaikį, arba jo išvis neturėti, nes realiai dažniausiai taip ir būna. Iš pradžių rezultatą turim, paskui pasiekti būna daug sunkiau, vėlgi tai yra mano patirtis. Bet daryti grupėje yra daug lengviau, nes matai, kokias klaidas daro kitos, su kokiais iššūkiais susiduria kitos ir tada supranti, kad tai yra visiškai tas pats, su kuo aš susidūriau ir kai matai, kaip moterys išsprendžia savo problemas, matai, vienos daro lėčiau, kitos daro greičiau, tai tikrai be galo motyvuoja daryti ir be galo ir motyvuoja irgi nenusileisti, galbūt aplenkti, galbūt jeigu nesiseka, supranti, kad ir nepasiduoti. Pagaliau, žinai, Lina, jeigu man kažkas nesiseko, kitas sako, aš tą darau, aš jau girdžiu, ką aš nedarau, arba ką aš darau, ko nereikia daryti ir automatiškai aš galiu prie to prisijungti. Čia gaunasi toks, žinai, pasitarkim ir nuspręskim, ne, iš esmės. Būna labai panašios, tiesiog tie sunkumai irgi labai panašus ir iš ko galima pasimokyti. Taigi, jūs galite iš vienos pusės kaip ir individualiai, bet kaip tik pasimokyti iš kitų klaidų, ne tik klaidų, pasimokyti ir iš kitų, kaip čia, pasisekimų. Pasiekimų. Taip, ir paskui džiaugtis. Ir paskutinė gera naujiena, Lina, vos ne choru galim sakyti, tai jums liks visam gyvenimui, jums nereikės kažkiek laiko vėl pirkti programą, jūs žinosit, nuo ko pradėti. Žinias ir įrankius visam gyvenimui. Taip, fainiai. Ką, Lina, ačiū tau už pokalbį, reiškia pradėsim dirbti rytoj, o šiandien mums abiems jau išeiginė. Merginams ačiū, kad klausėt, iš tikrųjų labai ačiū, jeigu kurios mus sekat, ačiū už pasitikėjimą. Jeigu norite daugiau įdėsis Lina nuorodas ir į YouTube ir kur tik mūsų nerasit. Viskas, iki sekančio malonaus. Ačiū, kad klausėt tom, kuriom klausėt. Ačiū tom, kurios klausys. Iki pasimatymo. Iki.